Sveiki draugai, šiandien instaliuosime štai šį Segway X4 serijos skirta iki 20 arų. 4 ratais varomas, stiprus, galingas ir našus vejos robotas. Kas mėgsta didelius robotus, tikrai patiks, net į mašiną jis sunkiai telpa. Dauguma robotų telpa į mašiną į bagažinę lengvai, o šitas dėja jau ne visiems lengvai ir įsikrauna į mašiną. Iš pakavimo aš daug nerodysiu, nieko čia įdomaus nėra. Stotelė, maitinimo šaltinis, kadangi antenos mes nekelsim, tai ir darbų turėsim tikrai mažai. Bam! Turime vieną kamerą, antrą kamerą, trečią kamerą, štai čia. Robotas viską mato aplink save, nepaisant kamerų, čia dar yra lazerinis skanavimas, kad kuo geriau matytų jisai kliūtis. Vieną vaizdą mato vaizdo kameros, kitą vaizdą mato mūsų lazerinis stebėjimas. Daugelis jau žinot, kad robotas varomas yra 4 ratais. Be abejonės, kaip mes puikiai suprantam, mašinų vairuotojai ratai turi ir vairuotis. O čia jau ne visi robotai turi šią funkciją, o Segway'us turi. Taip kad mūsų priekiniai ratai yra vairuojami, kur kas geriau lipa į kalnas, ypatingai jeigu reikia mums skersai kopti kalną. Na, roboto dydis tai įspūdingas. Tai pastačius robotą grubiai iki juosmens. Turime 2 pjovimo diskus, taip kad turim našų greitą pjovimą. Mūsų apatinė pakaba yra laisva, robotas ant jos gali sviruoti, priekiniai ratai šiek tiek irgi amortizuoja, taip kad nelygioms vietoms pats tas. Stotelė turi 2 jungtis, viena mums nereikalinga, nes mes, kaip minėjau, GPS antenos jam nekelsime, jis dirba su NRTK technologija. Stotelė, įstatom ir takšt. Takšt, takšt. Viskas. Visas mūsų surinkimas. Iš pačios dėžės mums reikės vos 2 dalykų. Pirmas yra maitinimo šaltinis stoteliai, tai bus robotui, ir reikės šitų varžtelių, kurie skirti yra pritvirtinti mūsų stotelę. Daugiau nieko čia nereikia. Po laiko reikės atsarginių peiliukų. Davė gamintojas 4 kartam. Maitinimo šaltinis yra 224 vatų, tai vos ne 1/4 kilovato, IP67 standarto, taip pat gali būti lauke. Prieš instaliaciją be abejo robotą reikia pasikrauti. Nemontuokite roboto šalia aukšto pastato, nes nepaisant, kad jis yra NRTK, vis tiek jis turi savyje palydovinę anteną. Namas sustojo daug palydovų, o tavęs laukia mirtis. Taip kad dabar siunčiamės programėlę Navimove ir instaliaciją atliksime, parodysiu kaip. Sekantis mūsų darbas yra atsisiųsti Navimove programėlę, kaip minėjau, susikurti paskyrą ir prisidėti robotą. Kadangi šių vieną robotą turiu prisidėjęs, tai mes prisidėsime dar vieną. Tai nustatymus, važiuojam į apačią, įrenginio valdymas, pridėti arba perjungti įrenginį, pridėti kitą įrenginį. Turėsim 2. Bluetooth'as įjungtas, iš karto atsirado pas mus robotas, nieko daryti nereikėjo, mes tiesiog patvirtinam. Štai ir viskas, connected. Sako paspaus, OK. Paspaudžiam, OK. Štai, pridėtas įrenginys. Sukurkite PIN kodą. Na, PIN kodas bus mano, pavyzdžiui, štai toks. Na va ir viskas, visas darbas. Ar daug darbo buvo? Tikrai ne. Daug diskusijų sulaukia tema apie 4G, modemą, SIM kortelę ir mokesčius. Tai paaiškinsiu. Robote yra SIM kortelė, eSIM kortelė. Yra routeris. Kaip ir telefonui SIM kortelė kainuoja, taip ir jam kainuoja SIM kortelė. Planas duomenų. Šiam modeliui išpirkęs gamintojas yra metams. Tačiau kuo didesnio ploto yra modelis, tuo daugiau metų turėsite jūs nemokamą, vadinkim, tokį testinį naudojimą. Po metų laiko 30 eurų kainuoja metams. Jeigu jums 30 eurų yra labai didžiuliai pinigai ir jūs norit sutaupyti, viskas, ką reikia padaryti jums, suteikti robotui Wi-Fi. Jei kažkur ten toli Wi-Fi'us nebus, mes roboto nematysime, mes jo valdyti negalėsime, jis dirbs autonomiškai atvažiavęs į vietą savo, jeigu čia Wi-Fi'us yra, robotą matysim. Nu ir viskas. Bet aš manau, 30 eurų čia nėra didžiuliai pinigai. Na ir priėjom prie pačio baisiausio etapo, tai žemėlapio sukūrimas, roboto instaliavimas tikrąja prasme. Tai pastačius robotą į vietą, pakrovus, atnaujinus programinę įrangą, darom kurti žemėlapį. Čia paskaitom, pažiūrim, automatinio žemėlapio kūrimo nenaudojam, jūs savo kiemą geriau išmanot, patys kuriat, rankinis. Toliau. Čia bus patarimai,
Patarimai, patarimai, patarimai. Paprasta. Svarbu, diagnostika. Viskas turi būti su žaliais čekais, vadinkim taip. Jeigu mes matome, kad yra GPS veikia netinkamai, išmes raudoną, reiškia, jūsų robotas stovi per arti namo. Galbūt per daug yra kažkoks aukštas pastatas. Nešam robotą į atviresnę vietą. Toliau. Robotas išvažiuoja iš savo stotelės. Miau. Paprasta? Paprasta. Vairuojami ratai koks gėris, tai aš jums paskui parodysiu. Čia yra superinis dalykas, kuris išgauna didelį važiavimo greitį ir labai didelį našumą. Čia bus ką parodyti. Lukterkit šiek tiek. Toliau. Vos pasiekiu pradėti kurti žemėlapį. Bambaram, bambaram. Dabar reikės 2 rankų. Vienas mūsų yra vairavimas roboto, ratai sukinėjasi, kaip matom, o kitas yra pirmin atgal. Tai viskas mums ką reikės padaryti, apsivesti robotą perimetro kraštu. Apvažiuoju aš dažniausiai prieš laikrodžio rodyklę. Senas įpratimas nuo senųjų modelių, nes senieji segvėjai reikalaudavo vesti būtinai prieš laikrodžio rodyklę. Kaip mes įpratom, taip mes ir darom, taip mums yra patogiau. Darbas mūsų baigtas, siųsti šienapjovę namo, net ne vėjos robotą vadina šienapjovę. Tai dabar ką norėjau pasakyti jums apie tą sukinėjimusis tokį vat. Įprastai, kai važiuoja robotas, jisai pavažiavęs juostą, sukasi iš karto ir grįžta gretimai. Šitas robotas daro štai tokį lanką, jis nesustoja. Nuvažiavęs į kitą pusę, jisai opa per kelias juostas ir važiuoja. Opa per kelias juostas ir važiuoja. Jis net nesustoja ant posūkio. Taip kad šitoje vietoje išlošiam labai daug laiko ir mane ypač ūkininkai supras, arba matė tie žmonės, kurie matė, kaip ūkininkai dirba. Nu, kaip tu čia? Taikliai. Pokšt. Pirmas kartas. Pradedamas įkrovimas. Na va. Taip kad šitoje vietoje tie sukinėjami ratai saugo mūsų veją, mažiau drasko robotas apsisukdamas, jis tiesiog daro tokį lankelį. Grubiai 3-4 beros juostas praleidžia, sukasi ir net nesustojęs ir vynioja. Kiti robotai nuvažiavę į galą apsisuka, susisuka, persisuka, susipozicionuoja ir grįžta. Sukasi ir grįžta, o tas negaišta laiko. Labai daug sutaupom laiko. Puikus sprendimas iš segvėjai. Na, o žolė pas mane yra aukšta, nepjauta, taip daryti negalima. Pamatysit, kiek čia bus šieno. Paskui mes turėsime susišienauti, susigriebti, susišluoti, nes tokio dalyko čia bus daug. Paskui nušienaus viską, susirinksim ir kaip jaus kasdien pamatysite net šitą eilinę laukinę pievą sodų. Atrodys normaliai. Pakankamai normaliai. Iki.